Taigi, E28 pasiruošęs išvykti. Už kokią 20 minučių pasirodys traliukas su mūsų herojum suvirintoju. Išimam šitus vyrius. Čia nelabai įdomu supras, bet principiai jie stringa, šito pusėje stipriai stringa, ana pusėje dar vaikščioja. Šitas vyris turėtų atrodyti taip. Tai žodžiu, stringa dalykai, reiks pramankštin, nusimsim čia. Aišku, per visą šitą laiką, kol virinsis kėbulas, tai vėlgi man labai norėtųsi surasti kažką tai, kas smėliuoja ir galbūt milteliniu dažu, arba bent jau vieną iš tų dalykų daro. Lygiai tokiu pačiu principu galim už reklamėlę, galim ir finansiškai kažkaip, finansiškai tai gal po kėbulo virinimo tik tais pavyks. Nebent ten nedidelės sumelės. Bet jo, žodžiu, reikės smėliuotojo, smėliuotis tokias dalis, važiuoklę smėliuosim, kai jau bus suvirintas ir nudažytas turbūt kėbulas, tada tik tais, bet visas kitas dalis mes jau galim smėliuoti ir dažyti. Tai, aišku, šitą tai galvoju, gal reiks merkti į actą bandyti, kad atšustų visos tos siūlės užpuvę, manau daugiau šansų, aišku, su smėliu, kad jisai neprasijudint, tai įsukam čia varšiukus, du čia, vienas viršui. Ir vyrį turime rankutėje. E28, ką reiks veikti dabar. Tai jo, veikti tai tikrai bus ką. Turim krūvą dalių, kurias reikia restauruoti. Tai prie to ir dirbsim. Turime rykliuką ant keltuvų, pakeltas, išdraskytas. Čia dar nieks nevyksta, bet čia variklio skyrius visas išveistas, visi brudai. Čia reikalų buvo ir dar bus, bet jau turim vaizdą. Viskas tvarkingai, gražiai, reikalai vyksta, realiai greičiau negu galėjau čia įsivaizduoti, viskas puikiai ten. Grindys išsipjovė didelis gabalas, čia tiesiog iš nieko sukurtos konstrukcijos, šios senas gabalas. Iš nežinau, kiek čia dalių sukurtos irgi buvo, jeigu čia galima tai pasakyti. Čia tai belekai buvo, žodžiu, padaryta. Aišku, neužtepliota ir išmestas vėžys. O čia turim vidai tokį reikalą. Ir jo, žodžiu, vyksta darbeliai. Tai čia, žodžiu, užsiėmė žmogus daryti. Tiesiog per gyvenimą sukaupęs patirties, taip sakant, nelabai kaip ir dabar užsiima tais dalykais, tai čia nelabai yra ir prasmės kažkokių kontaktų dalintis jo ir šiaip pats nelabai nori reklamuotis, tiesiog. Tai ir nereklamuosim, yra, kaip sakoma, bet labai aš esu dėkingas ir manau visi mes galėtumėm paspausti jam ranką už šitą narsų poelgį. Žodžiu, nežinau net ką pasakyti, nes neturiu žodžių. Bet progresas vyksta, viskas labai gerai, nuotaikos puikios. Bent jau mano. Čia tikiu, kad daug linksmybių nėra kurti tokius dalykus, bet turim rezultatą. Viskas vis geryn, tai kaip ir sakiau. Tai liūdniausia jau stadija praeity dabar viskas tik tais geryn. Ir ką, apvažiuosim turbūt čia pažiūrėti po kokios savaitėlės vėl ir atsiųsim toliau update'ą, kaip čia kas vyksta. Čia linksmybės irgi.